Susikurkime šventinį makiažą su manimi. Aš jau esu pasidengusi veidą ir šiandien atliksime kitus žingsnius. Tai pirmiausia, su bronzantu pasiryškinsiu veido kontūrus. Šiandien panaudosiu Youngblood 4 dalių bronzantą Sundance. Jisai turi gražaus švytėjimo ir man labai gražiai derės su mano šventiniu makiažu. Paimsiu šitų 2 tamsesnių spalvų ir aplikuosiu ant skruostikaulio. Ir mūsų bronza turėtų pasibaigti maždaug ties akies kampučiu arba antakio kampu. Reikia žiūrėti pagal jūsų veido formą. Ir tuomet bronziname kaktą. Tai įsivaizduokite, kad yra skyrimas per vidurį ir jūs kabinate čia užuolaidėlę. Taip suformuosite kaktą ir suteiksite jai įdegio efektą. Sekantis žingsnis, mano vienas mylimiausių, kad veidui suteikti gyvybės, tai panaudosiu kreminius Youngblood skaistalus. Viena mėgstamiausių mano ir mano klienčių spalvų, tai yra Pink Prosecco, tai yra toksai tarpinis variantas tarp rožinės ir persikinio atspalvio. Kreminį skaistalą aplikuoju ant aukščiausios skruosto vietos, tai yra skruostikaulio obuoliuko ir tiesiog paskirstau pirštais. Šią priemonę labai patogu aplikuoti pirštais ir rekomenduoju ją panaudoti taip pat ir lūpoms bei akims. Skaistalas suteikia veidui gaivumo, skaistumo, taip pat jaunatviškumo ir taip pat labai gražiai atrodo, kai spalva atsikartoja tiek skruostuose, tiek lūpose, tiek ir akyse. Tai labai puikus pamatas mūsų tolimesniam makiažui. Dabar dar turiu galimybę grįžti prie veido ir užbaigti makiažą su šiuo gražiu skaistalu ir tiesiog aplikuoti ten, kur aplikavau kreminį. Sluoksniavimas duoda išraiškingumą, ypatingai video ir nuotraukose. Dabar panaudosime kitą paletės pusę ir panaudosiu šį gražų highlighterį, tiesiog įdedama jo truputėlį į akies kampučius. Ir taip pat su pirštų pagalvėle virš lūpų, kupidono lanko. Taip pat šio highlighterio būtų galima dėti ir ant aukščiausios skruosto vietos, tačiau mano bronzantas buvo jau su švytinčiomis dalelėmis, taip pat bus ir skaistalas, todėl nenoriu per daug to švytėjimo. Tiesiog aplikavau jį akytės viduje ir virš lūpų.